Šiandien savivaldybei priklausančioje įmonėje Busturas specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas. Iš bendrovės išnešti ikiteisminiam tyrimui dėl piktnaudžiavimo siekiant asmeninės naudos reikalingi dokumentai. Tyrimo akiratyje buvęs Busturo generalinis direktorius Tomas Bielinskas, galbūt ir daugiau asmenų. Kol kas pareigūnai nieko nesulaikė, įtarimai niekam nepareikšti. Didelį nemalonumą ir net baudžiamoji atsakomybė gali grėsti iš keleivių vežimo bendrovės Busturas generalinio direktoriaus posto jau pasitraukusiam Tomui Bielinskui, galbūt ir kitiems asmenims. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien bendrovėje Busturas atliko kratas. Ikiteisminiam tyrimui paimti įvairūs dokumentai. Siekiama išsiaiškinti, ar pasirašant viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos diegimo sutartį Šiauliuose nebuvo padaryta žalos pačiai įmoniai ir Šiaulių miesto savivaldybei. Oficialiai ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl piktnaudžiavimo siekiant asmeninės naudos. Daugiau nei 1 milijono eurų vertės sutartis su elektroninė bilieto sistemos konkursą laimėjusia Lenkijos įmonė buvo pasirašyta prieš 2 metus. Konkurso laimėtojai įsipareigojo sistemą įdiegti per 180 dienų, tačiau tai nepadaryta iki šiol. Pirminius duomenimis bei įmonės valdybos žinios tuomet Busturui vadovavęs Tomas Bielinskas galėjo pasirašyti aktą, pagal kurį iki šių metų balandžio 29 dienos konkursą laimėjusi Lenkų įmonė įsipareigojo ištaisyti visus trūkumus. Šiaulių miesto savivaldybėje buvo svarstama nutraukti sutartį su Lenkijos įmonė. Įtariama, kad sutartis galėjo būti pratęsta be bendrovės Busturas valdybos žinios. Šiaulių apygardos prokuratūra praneša, kad kol kas niekas nesulaikytas ir įtarimai niekam nepareikšti. Ar specialiųjų tyrimų tarnybos akiratyje yra tik vienas buvęs Busturo generalinis direktorius Tomas Bielinskas ar daugiau asmenų, kol kas nepranešama. Lina Galkuvienė, Šiaulių diena plius.